Pirmadienis, 8 val. Ryto ir šiandien yra mano šimtadienis. Bet šiandien ne tik šimtadienis, šiandien yra ir užgavėnės ir tuo pačiu naujieji metai kinų. Visos šventės į vieną ir aš negaliu pusės dalykų daryti, kuriuos norėčiau pasidaryti, pavyzdžiui, susitvarkyti kambarį, bet viskas gerai, mes susitvarkysim poryt, nes ryt irgi negalima. Aš neišsiskalbiu savo kelnių ir man reikia tų kelnių. Ką man dabar daryti? Aš negaliu dabar drabužius kalbus. Tai ką man dabar daryti? Pasiskambinau draugiai. Tai pas ją pasimsiu kelnes, treninginės pasiskolinsiu. Dabar važiuosim į repeticiją, kuri turėtų iki 1 valandos būti. Tada turėsiu kelias valandas susiruošti. Ir kadangi aš pati darysiuosi viską, tai ar man tų kelių valandų užteks? Nope. Aš biškį užkimus, nes man biškį gerklės skauda. Nu, bet jau. Ir tada bus šimtadienis. Tada bus afteris ir tada bus trečiadienis. Tai vat. Ir einam ruoštis. Nors aš nelabai turiu ką dabar ruoštis. Tiesiog pasidarysiu skinkerą. Šiek tiek gal užsimaskuosiu savo paakius. O štai tai. Plaukai tragiškai atrodo. Aš vakar perdrėkinau juos ir mano plaukai nemėgsta drėgmės ir jie dabar tiesiog wait, I will show you. Jie tiesiog tragiškai atrodo. Do you see that? Ar mano kamera purvina? Okay, babes. Aš jau lėkiu. Aš Jolanta. Tai buvom žiūrėkė. Likau su savo kelniu. Aneliniukai, papaliukas kokoliukas čia. Tuo prasme. Karšta čia pas tave. We never loved me before. Ir dar įsimesk iš lavo, aš tau perkerpu pusę. Tu sėdėsi į kuprinę ir mes turėsim. Jo. O ką mes čia dabar filmuojam? Vlogą. Ai, jo. Jo. Mums skauda gerklę. Mes abi dvi ligonės. Viena psichiškai, kita. Šitas kailinis dėsiuosi. Kur? Į šimtadienį. Čia su megstuku neužsidina. Čia ant suknelės? Nu jos. Ne, blet, ant džinsų va tai vaisiu. Nu ką, žinau, gal tu išeisi į sceną su uniforma ir šitą. Jau. Baigėsi repeticija, mane paėjo šokį normaliai sušokti, bet gal. Ir dabar važiuoju namo, nevažiuoju, laukiu Bolto namo ir eisim ruoštis. Žodžiu, grįžau namo, dabar pasidarysiu makiažą ir tik tais po to pasidarysiu plaukus, kadangi makiažas jis nėra plaukus, kurį aš išsirinkau. Bet... Jo, ir tik tais tada plaukus pasidarysiu. Kur yra antras segtukas? Aš neturiu daug laiko, mes 4 išvažiuojam, dabar yra 2. Kur antras segtukas? Radau. Tai vat. Šiandien negaliu tvarkytis, tai kambarys betvarkė, tai nekreipkite dėmesio. Bet, žodžiu, aš noriu išsiimti lęšį. Kur nukrito? Šiaip mano veidas pakankamai hidratuotas, tai aš jaučiu netepsiu daugiau ant viršaus nieko, kad po to nenusipylintų off. Bėgam dažytis. Aš atsakau, aš dabar, kai man reiks skubėti, tai aš nerasiu pusės dalykų. Ir tiesiog tragedija bus. Susiruošiu, pavalgau, užkandu, kiek spėsiu, tikiuosi spėt. Dar man reikia iki parduotuvės nueit. Ir reikia sugalvot, ar aš imu antrus batus, ar visą laiką būsiu su kabliukais. Tikiuosi viską spėti, ypač plaukus, nes su jais visas sunkumas yra atėjus, nes aš
Aš literaliai nemoku su savo plaukais elgtis. Kažkaip taip. Nu, žodžiu, einu aš dažytas ir grįžtu, kai pasidažysiu. Kai pasidariau akis, bet pasidariau jas biškai kitokesnį nuotraukoj, nes blizgučiai, kuriuos aš norėjau dėti, tiesiog baisiai atrodė. Ir aš tiesiog nusivaliau ir pradėjau daryti. Tai va, tai dabar yra 2:30, tai aš turiu 10 minučių pasidažyti veidą. Okay, the makeup is done. Dabar man reikia plaukus pasidaryti. Tai aš iš pradžių galvojau, kad susigarbanosiu tipo natūraliai. Ir tada tik tais, jeigu reikės atskirai ten tipo srageles. Bet dabar manau, kad geriau tiesiog visus susigarbanoti ir nekankinti savo plaukų. Tai dabar aš jūs išsišuosiu. Aš noriu juos atskirti. Turim Adrijos garbanoklį plaukų. Aš tikiuosi niekur nenusidegint. Galų gale nusprendžiau, kad darysiuos natūralius. Kai susigarbanojau visą galvą su to, aš supratau, kad man taip nepatinka. Ir sumušiau, kad darysiuos natūralius. Tai bet ir also nusideginau kaklą. Aš biškį nusičiaudėjau. Gal 2 kartus apsižliumbau dėl plaukų. Baigėsi šventė, dabar esam klube. Ok, guys, grįžau namo. Aš nežinau, kiek aš jums pafilmavau dabar, bet ačiū, kad žiūrėjot. Tikiuosi patiko. Ir susitiksime kitame video. Čiau, meškės.